ką, sveiki visi. Nespėjau, kaip sakai, neiškenčiu atidaryti dėžės, o tenais daiktą. Čia labai daug kas šnekėjo, oi tau upėtakį lieti, kitas dar kažką. Visi žodžiai nepatenkinti. Yra toks sprendimo būdas. Kaip matot, užsisakiau iš multibake.com puslapio tokį maišą. Užsisakiau vobleriuką Yamanami ir man dar pridėjo FloraShock lyderis. Tai ačiū šitą giftą. Iš tikrųjų už fluorokarbono 30 metrų 2 diametro. Tai va, paskui pažiūrėsim, kas kaip iš to. Teko persisti kitur, nes mane vėl švarė. Vagau tas Yamanami, žodžiu, maišiuką. Gavau giftą, galim sakyti, fluorokarbono. Jau ne pirmą kartą sakinėjau, tai gaunasi 0,2 mm fluorokarbono 30 metrų, panaudosim upėtakių žūklį ir vienas Yamanami vobleriukas, kurį praeitą kartą radau kibimų metų. Tai va, to užpakuosim, pažiūrėsim, kaip čia kas atrodo, nes dabar galės zysti, kad konteinerį kažkokiam laikau žuvis, tai jau ne per rankoj, ar ten dar kažką. Nu, nebent bus didesnė žuvis negu šitam konteinerį. Čia viskas detaliai paaiškinta, kaip matosi, kaip reikia naudoti šitą maišiuką. Žodžiu, čia yra pakuotė šitam maišiukė. Taip, kaip sakykime, šitam tinkleliui yra ta pakuotė. Va, Yamanami yra taip užrašas rašytas. Jau kažką Viktorija rėkoja, bet nesvarbu. Tai va, dabar labai norėjau išmėginti, tik tais. Ką tu dirbi? Nu, filmuoju. Ką filmuoji? Nu, baig. Ką filmuoji? Va, 3 dydis yra, va. Čia 36 cm, 16 cm ir 55 mm, 5,5 cm. Ką filmuoji? Va toks A ūsą maišiukas. nerėk nusiskosti? Nu, baig, ką girdi. O jau ūsą kokia apžėlė. Raminkis. Alekėk. Tai va, Yamanami toks pakuotė. Gaunasi dabar aš pagaunu upėtakį. Na kur? Plasmasės gabal nusikirpa. Įmetė tą žuvį. Įmetu žuvį, įpilu O vandens. jeigu bus didesnė žuvis, kaip įkiši? Tada jau neišeis įkišti. Bet dabar jau tokius pagrindį dažniausiai pagauni. Tai tiek varžybom, tiek pamatuoti. Čia yra netgi ir metras. Šioks toks. Be numerį. Be numerį, bet yra va, nuo 1 iki Suskaičiuosi. 10, 20, 30 Trincum. ir dar tiek galilai. Nu, tai jau, Rėpiam. Ką tada? žodžiu. Įsikėlė, Tai va, įsikėlė. sustiksim jau prie upės. Nu, Žiūrėsim, kaip seksis. Ir ką. Ai, dar palaukit, Naujo tiksliai gal. Iš naujo nebus. Parodyk ledus už 90 eurų. Ar raminsis tu? Va, iki galo ir po to. Tai va, tokį vobleriuką prieitą kartą traukė man upėtakis. Tai dabar pasiėmiau tokį ir pasiėmiau. Gavau, iš tikrųjų nepasiėmiau. Realiai, aš jau ne pirmą kartą perku. Fluorokarbono. Realiai. FloraShock leader made in Japan. Daiva. Bandysim gal netgi ir gaudyt per varžybą su šituo. Tikrai nestoras, geras, kaip ir mėgstu tokį, ne patys storiausi. Tai ką, ir tiek. Na dabar jau žuvis iš tinklelio bus įdėta į šitą terbą. Nežinau, kaip atrodys, kai reikės nufotkinti. Ką kiti žvėjai sakys, galėsit dabar sakyti, kad aš šokį nesąmonė, dabar blembo žuvis čia jau kankinama šokiai terbai. Bet kas gerai, iš tikrųjų čia atidarius greitai leidus upėtakį, jo nepriliečiant, tiesiog gražiai biškį užspaudžiam, kad ir du. Jis čia nesusispaudžiam, nes matot, čia yra dar tarpas. Praktiškai jis nei spurda, nei ką. Streso gal
tiek rankom, tiek taip patiria, bet čia galima gražiai jį iš karto ant metro pukš padedu, pasimatuoju ir toliau paleidžiu. Man reikia matuoti dėl to, nes aplamai bus varžybos, upėtakis turi savo kažkokį tai suroželį, tašką, kuris būna, tai jeigu tu pagavai paleidai, ten pat ir bus. Tai varžybų metu tiesiog, nežinau, kokia taktika bus, ar važiuoti tiesiog į upelį ir kaip bus, ar važiuosiu tiesiai taškus, ten, kur žinau, kad jis gyvena, ir bandysiu antrą kartą jį pagauti. Realiai liko dar geros 3 savaitės, tai gal per tas 3 savaitės jis atsigaus, bet jau kibs tikrai ne taip agresyviai, kaip kibo pirmą kartą. Tai bet jau tiksliai žinosi, kad jis ten turi būti ir jis ten sėdi. Tai va, tokia mano taktika, taip aš galvoju. Manau, kad jis nekeis vietos, nebent upelis pasikeitalios lygis vandens. Varžybos Liepos 13-14 dieną, visai neužilgo, čia liko berods 3 ar 2 savaitės. Tai va. Nu ką, dabar viskas, maždaug parodžiau, ką norėjau, nusipirkau maišiuką, jeigu nori tokio maišiuko, galit kreiptis, jeigu nežinot kur ir kaip nueiti, aš padėsiu bent jau į Facebooką Enrikas Žutautas, arba Enrikas Zutautas rasit Facebook'e, žvejybos laikas TikTokas mano ir žvejybos laikas YouTube kanalas. Tai aš bent jau arba nukreipsiu, kur kreiptis, arba bent jau pranešiu kaip kas, kokį puslapį nueiti, kur paspausti, nes būna visokių žmonių, kiti yra, kurie labiau kompiuteriais, sakykime, užsiema, yra tie, kurie senesnio kirpimo galbūt net nesugeba nueiti tą internetą ir paieškoti. Tai jeigu norėsi tokio maišiuko, tai, sakykime, nukreipsiu, kur aš pirkau. Jamanamis visą laiką man prilipo šitas 52 modelis. Man jisai patinka. Daug spalvų nėra. Yra viena bombinė spalva, bet jinai nėra dar pagaminta. Aš jos laukiu. Bus tikrai gera spalvytė, tokia mėlynas su balta galva ir upėtakių imitacija. Bent jau aš taip iš nuotraukos mačiau, tai tikrai turėtų būti kibus masalas tos spalvos. O dabar susitiksim prie upės ir kaip visą laiką sakau trumpam sudie ir viskas. Čiau. Labą rytą visiems. Ką, čia žvejybos laikas. Esame, kaip matote, prie upės. Nežinau, kiek ilgai šitam ruože būsiu. Labai gilus. Netgi brist nesinori, nes tikrai galiu įmurmėti virš galvos. Nežinau, ar čia yra upėtakio. Šiek tiek pamėginsim, matau, mailius yra, bet šiek tiek pamėginsim prasieiti. Jeigu kibimų nebūtų, tada važiuojam į kitą upelį. Vyksta paieškos dar prieš varžybas. Kur gaudyti, kur čia to upėtakio yra daugiau, mažiau. Šiandien turim tokį maišiuką, kaip matot, jamanami. Vėliau parodys pagavę žuvį. Vobleriukai irgi jamanami. Ir fluorokarbonas užištas naujas, tikėkime, kad laikys, nes kažkada buvau užsirišęs plonesnį, tai 2 nutraukė man. Tai va, dabar ką, einam gaudyt, neiškraunu baterijos, tikėkime pagauti kažką rimto, oras tikrai toks tamsokas, geras, vėsokas, turėtų upėtakis būti aktyvesnis. Bet dabar jis yra pririjęs, tad reikia išmušti jį. Nu ką, einam. Bandysim jamanami, tokie natūralų su geltono nugaros galu. Manau, kad turėtų būti gerai. Upelis toks įdomus. Tikrai pagilėjo taip, kad čia gali bet kur jisai būt. Ir giliai... O, turėjau kibimą. Blin, kaip smeigia kažkas. Turėjau tikrai gerą upėtakį. Pa šitoj vietoj. Blin. O čia tai smūgį turėjau. Buvo didelis upėtakis. Tik atėjus, aiškiai upėtakiai yra. Tai ten toks krūmelis pasvėjęs. Paskui smeigia ir neužkirtau. Na, jie dabar labai atbalaidantį muša. Toks smūgis, duim, kaip į kelmą. Nieko, nu pamanom ten dabar. Man to toks stovintis, galim sakyti, šitoje vietoje.
Gal bandysim kažką kitą, net nežinau. Bet vat neužsėda ant kablių. Jie dabar taip pririję yra, kad... Nu, galėtų kalt monstras koks. Bet va toks smūgis buvo bumt ir viskas. Jis matyt, ten po tais krūmais ir sėdi. Tai vat. Jie daugiau nekartoja dažniausiai. Po vieną tokią jau... Būna, kad seka. Pavyzdžiui, aš dabar, kai gaudžiau, labai daug seka. Po to ir nebeima visai. Jeigu kabliuką pačiupinėjo, gavo kliovą, viskas. Žodžiu, gylis čia gal apie kokie, nu, iki bambos. Aš tai ten buvau upėtakis. Tai dar viena tokia potenciali vieta, kaip matosi. Reikia užmesti ten, kur va tokie krūmai pasvyrė dažniausiai ir tikėtis tenai kažką. Nu ką, pamėginau, galvau, užmesiu. Kai solidų ešerį pagavau. Galim sakyti, nano džigas. Gal biški dar ne nano čia, bet tikrai solidus ešerys, koks 30 cm. Prašau. Ant guminukų. Kažkas žiūriu, persivyjo upėtakis liktai. Va. Gavau, užmesiu, va taip padaręs. Ir kaip nano džiga, tai jaučiu kimba kažkas, tai aprijo, bet visgi ne upėtakis. Nu, gal ir ne upėtakis vyjas, bet aš mačiau siluetą, kaip jis man bandė jamaname pult. Jie labai dabar įdomus. Aš manau, kad ten kažkur yra jisai. Čia jis bus pamatys mane. Išlindo jau 2 kibimus turėjau, 2 tušti. Vienas jau toks 30, tai tikrai buvo iš vizualiai, kiek mačiau. Mėginsim dabar biškį guminukų pažaisti. Turiu kažką. Vėl ešerys. Tai tokie gan neblogi ešeriai. Na, praktiškai gaudžiau upėtakį. Žiūrėkit, kokius ešerius lapu. Nu jau, kaip sakant, tokios ten kiti ir valgo. Čia kokie 200 gramų. Nebus, bet 150 gal. Tik įmečiau gauką upėtakis. Biškį medį pagau, bet kai toks kabliukas tėra, tai labai lengvai turėtų iš tikrųjų pagal viską ir išdėkim biškį toliau. Iš tikrųjų, uždėjau ešerinį guminuką. Nežinau, kiek tas upėtakį patikta. Oi, kažką turėjau gerą. Net prasuko rytę. Tik įkritus. Kablį gavo, bet man buvo žulis. Smūgiai tai tikrai stiprus. Kažkas tai ima. O, vėl ešerys. Žodžiu, upėtakio nėra. Bet ešerys ima ir godžiai ima. Smagiai. Taip net ežerį nepagaudyčiau. Nu, net ne tai, kad ežerė kokį karjerę ar panašiai. Stipriai metu į vandenį, tik prie vandens šalia. Nu, gal kimba ešeriai ir ešeriais pasidžiaukim. Po kokios 3. Matau stovi sroviai. Gerai, einam toliau ieškoti upėtakį. Radau plūdę. Kažkas nutraukė medyje. O persitempiau. Ar upėtakį čia gaudo su kabliuku ir slieku, ar ešeriukus. Tokie labiau kaip ir vaikas, kaip ir senis. Kabliukas tai man slievas. Reikia ištraukti lauką. Norėjau sakyti, žasies. Iš paukščio plunksnos padarytas. Da, pripainiai man valą. Per toks mes tų upėtakį ir neturim. Na, bet šis ruožas labai gaudomas, kiek pastebėjau. 2 upėtakiai ir 1 ešeriai. Žodžiu. Dabar sutraukim taip. Va. Ką mes turim. Tuo susirinksim tą valą. Ir eisim toliau. Na ką, pirmasis upelis. Pėdsakai. 2 išėjimai upėtakių.
ir labai atsargus kibimai. Niekaip. Tik ešeriai. Keičiu iš karto lokaciją. Važiuoju kitą upelį. Naują upelį dar nemėginta. Mėginsim ten. Tikimės ten kažką rasim. Pravažinėjau daug. Vandens neradau, pusę upelį nurašiau, gyvenime nevažiuosiu. Kur čia dabar lindau, tai neaišku. Nėra išėjimo. Pikžolės iki galvos. Vandau kažkaip pralys praeit. Nieklyga, tik kažkokį polio. Krūmų privirtę. Praėjimo nėra, sačioks kabinas. O čia tai žyba. Ai, blin. Ši navigacija rodo įtlink ten. Gavau praeisiu. Tiesiog pieva bus, paskui miškas. Atvirkščiai. Kažkokie krūmynai. Ai. Sačiokas irgi šakų pririnkęs. Nežinau kurias. Gražus upėtakiukas. Nelegalus. Bet yra. Antras kibimas jau, bet tik mažiukai. Štai tokie vietai, kur visi gali atvažiuoti gaudo, tai... Nu ką, reikia paleisti. Vienas atsijo mažiuks, vieną pagavo. Spūdingų vietų dar nepastebėjau. Dėl to ir nėra didelių. Tai toj pat atkabinu greit. Ir paleidžiu. Mato su dėlėm, neaktyvus. Ai. Sačioką turiu, bet... Noris greitai atkabinti, tik tais matau vienas kabliuks yra įsektas. Nu, pastovėk lengvai. Kiek to energijos turi. Neišeikuok energijos čia. O, viskas. Plauk. Tai va, dabar bandau timoniukų kokį nors sekliau nerinčių. Paskiau Jamanami, kaip biškį giliau gal bus. Dabar pasižiūrėti noriu. O, kibo. O, gali būt, kad ir didesnis buvo. Apžiojo ir įspjojo to pačiu, nesupratau net. Biškį reikia susiveršti stabdį. Bet jau gavo kablis. Dviese buvo. Agresyvas yra. Nugi nekartoja. Kažkur gavo kablių pasibaigė. Turim Jamanami. Tiek išprašiau. Jau legalus bus. Tik vienintelis. Šiandienos matyt. Apa. Viskas. Turim 30-tuką. Tai tiksliai. Dabar ką darysim? Tai atkabinsim, sitrauksim tašykę. Štai. Da, gal dėkim čia kur nors. Turim tokią tašę, atsidarom visą pilnai. Įsidedam upėtakį. Tai galim nusifotkinti, galim pasimatuoti. Dabar tik biškis dar susivėlė, bet... O, toksai daikčiukas. Akvariumą. Dabar galiu aš jį pamatuoti lengvai. Čia užsisegoju, kad tikrai neatsisektų. Viskas įskabo. Ilsisi vandenį. Trumpam. Galiu įdėti vandenį, kad jis toliau kapuotų. Dabar dedam patį metrą. Turiu tik tai lašišinį. Na, ramiai, ramiai. Pasižiūrim iš karto. 30 metras nuo 70 iki... Nuo 5 iki metro. Tai va, kas čia gaunasi mums 10, 20, 35 centimetrai. Štai 35 centimetrų upėtakis, pagal dydį, gražus. Dabar ką, paimsim, paleisim. Dar gal fotkę padarysiu. Štai taifa. Nu ir ką, galim paleisti.
Dabar jisai gražiai atsisegavo. Štai, prašau. Plauk, mažylį. Va, viskas. Va, kaip išnėrė. Kaip gyvas. Pailsėjęs. Štai tokia tašykė. Tai jeigu norit gauti tašykį arba nežinot kur, sakau, prašykit man. Žvejybos laikas. TikTok'e, Enrikas Zutautas Facebook'e, nukreipsiu, kur pirkau. Tai iki 36 cm 7 galim pamatuoti. Didesnė pakelių dar nėra, bent jau nemačiau. Ir negirdėjau. Tai va, pirmoji patirtis. Gan neblogas daiktas. Aš dabar voblerį kažkur čia pamečiu, nes aš sėdėjau kabinės, na bet toj prasiplau šiek tiek žvyras ir rasimės jį. Pasidėjau jį maname, va. Va, štai šis modeliukas. Tikrai toksai smagus, gražus. Spalvinimas. Ir be vieno kablio. Jau atkentėję kabliai reikės keisti, nes jau ne vieną upėtakis pagavo. Tai jie palanksta viską ir lūžo. Mėginkim dar. Tokie dabutė gal dar koks. O kažkas dar bakstelė. Berot dar turėjau kažkokį. O, seka. Ui, gerulis. Dar vienas buvo. Bet šitas atsargesnis po to kibimo. 2 kartus palėtė. Ant dar liktai sėdo. Ar aš čia dugną? Jau dugnas. Žodžiu, 2 kibimai iš vienos vietos. Tai taip turėjo būti. O ten mačiau kanulį kitą pusę. Tai. O! Koks dar vienas sėdo. Vėl, bliat, šitas didžiulis buvo. Atsiprašau, kad keikės. Dėsiu guminuką pamėginti. Didelį upėtakį. Kas svarbiausia, kad jie apžioja. Bandysiu kitecho nutraukti pusę. Apžioja gumą. Turėjau didelį vėl upėtakį. tą patį, kur mačiau. Bet jie neapžioja man tiesiog visos gumos. Dabar bandysiu štai taip pasidaryti. Mažesnė guminuka. Gal neįsigandina. Pradėjau džigauti tiesiog į dugną. Turiu. A, ešerys. Šį kartą ešerys. Jau tikėjausi upėtakį. Ešerys iš kažkur atėjo. Nu ką, dar kartelę bandom. Iš vienos vietos ir ešerių, ir upėtakį. Oi, vėl kibo. Jau ką žinai, tas didysis jim, bet reikia pamėginti. Man ant džigo iškart paėmė, kai jau matyti. Turiu kažką. O, upėtakį tą paėmiau. Vėl didelį. Vėl didelis. Tikrai ne tas pats. O, matot, iš vienos vietos 2. Realiai aš jį pastebėjau. Bandžiau visaip ir ant džigovo paėmiau upėtakį. Smagu. Vienos vietos 2 legalus. Op. Nu šitas gali būt, kad nebus legalus, bet iki 30 lygiai kažkur turėtų būt. Todėl mes turim savo vėl pakelį. Ir bandysim su to pakeliu šitraukus įsidėti ir pasimatuoti. Taip ir žuvis nežalojama. Svarbiausia, padės prisipilkite ir viskas. Dabar ant vienšakio gaudau. Iš tikrųjų pašlapėdam greit ranką, kad atkabinti, tik reikia prisilaikyti tą upėtakį. O, kaip gerai tu paėmė čia. Šonelį. Nu, kabliuks trumpas, sunku atkabinti. Štai įleidau. Dabar žiūrim, ką mes turim.
Realiai bus arba lygiai 30. Na gerai, ant vieno užsegimas. Trūks. 1, 2, 3, 28 cm. Na, bet jau toks gražesnis. Štai va vėl ant skaidraus vandens. Ką paleisim dabar? Ilgai tu čia nenorėjai iškipt man, bet va, prašau, dabar jau plauk. Super. Šiaip gan geras daiktas, gal biškį laiko užtrunka su juo. Ilgiau, sakykime, viską daryti. Bet nieko, ką darysi. Gerai, įsidėkime Yamanami tašelę čia. Tinklelį už savęs. O, pamiršau matyt guminuką išsitraukti. Jo, guminuko dydis turi įtakos iš tikrųjų, nes apžioti turi kabliuką. Taip pat jis ima kaip ir woblerį iš tikrųjų, labai atsargiai. Nebent apsigaus ir visai siprovokuos. Šitas upėtakis iš tikro, nežinau, kiek kartų jėmė, bet vis tiek paėmė iki galo. Tai va, dobelė nedidelė, bet upėtakis buvo. Pasižymėjau taškelį, vis tiek ruožą. Čia neužiuosi, aš manau, bet pažymėt galim. Kalėsim Yamanami toliau. Guminukas bus toks kaip mūsų. Jeigu nepaimtų, dėdi guminuką. Iš tikrųjų, šį kartą tikrai guminuks padėjo išprašyti net ešerį. Iš kažkur išlindo dar šis iš patokmens. Matyt, mikromasaliukas viską išprašė. Štai ten turim tokį lengvą pagilėjimą, atrodo, gal ir nėra ten jau iš vis. Tai va, na ką, vėl Yamanamis nebuvo upėtakė. Taip jau susiaurėjo šiek tiek. Kursiu. Va, susiaurėjo šiek tiek. Savie atsirado ir pat akmenukų. Čia neturi kur slėptis, ešeriai užsiėmė šitas plotus. Nu, bet šitas tai agresyvus, nenoriu dardas. Reikia paimti su sėteliu, pasigauti pradžiai. Va. Tiek būna vandenieškus. Ilgai, kad atsikabinai, nu, mačiau, kad atsikabinės veikėsi. Atsikabinai. Gerai. Taigi, Yamanamius. Buvau tokią spalvą praradęs, tą pasiėmiau. Nežinau, kaip vadinas, bet man šitas spalva patinka. Plius rašo, kad glow šviečiantis galas, tai gal netgi tamsesniam vandenį tiktų. Nu, ir toks nedidukas, gal 28 turėtų būti centimetrai, ne monstras. Tad reikia ieškoti didesnių. Bet jau kažkas šalia to. Vėl ir tokie pagilėjimai paliko iki Amsomo, tai vat, žiūriu akmenukas ir išlindo iš karto. Todėl labai reikia žinot, kur įmesti. Labai skaityti upę arba bent jau paduot. O, dar vienas. Iš nežinau net kur. Štai dar vienas. Šitas irgi panašus. Kaip nulieti tokie du. Opa. Dar vienas toks pat. Galva matos ne per didžiausia, tai bus vėl 20 kokie.
5 gal, o gal ir 30 netyčia siektų centimetrų. Galvojam, bairį dar užmėsi. Jau kai kalė, tai... O vėl jėme. Didelis. Didelis tikrai. Bent jau toks patai tiksliai, bet jau atsargiau. Ta dėsim guminukai, kad dar nepaims ją maname, biškai bandykim twitching greičiau. Nebėjama. Gal mane pamatė. Praktiškai toks pat 3 vienoje vietoje. Tai vat susispitė į krūvą. Bandykim tą patį varkę. Tokią padarysim. Bandykime tą patį padaryti. Žiūrėkit. Imsim galvakablį. Guminuką ir džigas. Manau, kad šitą tai turėtų nespjauti. Dar čia toksai pasraunėjimas yra. Tenais yra. Bet čia suėjimas į tokią duobelę. Tai toj duobelėje mes turėjom, va, čia pasidėsiu tave. Turėjom 3 jau upėtakės. Ir visi vienodi. 28-29 centimetrai. Turiu. O, iš burnos ištraukiu. Koks didelis dar. Nurūk. Ai, buvo kirtęs. O kas mane patinka, biški, kad jis apžiojo, aš jį kirtau. Šį kaip palaksti, tai palaksti. Vadykim dar kartelį. O vdruk dar vienas buvo. Tačiau tas didžiausias buvo, man atrodo. Dar yra vienas. Bet jau mažylis. Šiek tiek gal nusimauna guma, tas mane patinka. Realiai. Vienoje vietoje 3. Kad būtų visi didelį, tai geras potas toks varžybom, tai 3 jau turi. Bet jis ir lygiai po 30 tokie. Šitas gal buvo 31-30, tai vat iš akies. Ten tokia atrodo vieta, net nežiūrėdamas mėsio. Ne, neėm. Tai va, dar viena vieta tokia. Akmenukas. Lengvas pagilėjimas. Nedidelis, o 3 žuvis. Nu ką, iš vienos vietos. Čia va 3, dabar vienas atsikabino ir dar pramečiu dar vienas. Vienoje duobėje 5 upėtakiai, įsivaizduokit. Kiek sulindusiu, bet nu šitas jau 25 kokia bus. Ai, tika. Greit atkabinu. Nematoju, bet smagiai. Ir matai, kaip jie nori kibti. Čia. Jis 3 kartus žioja. Bet... O, turiu. tą patį ir turiu. Iški stabdį prisiveržiam. Štai tą patį turiu. Šitas jau gražus. Jau legalus. Va vėl jamanamis. Va čia jau dičkis mūsų šiandienos. Gal ir tilpdarį tašykį. O jėts. Šitas paėmė gražiai jau. Iš kelių kartų netgi, koks 5 kartų atakavo. Žinau, kas čia baksnuoja man. Paskui pamačiau dydį. O, gražuolis šiandienos. Ta, šiandien nuskandinau biškį savo tą. Nieko. Pasidėkim meškerę. Štai jau gražus šitas. Jau visas 30 su viršum. Taigi, imkim tašę pradžiai. Sėdėkime savo pietakį. O, kaip tik atsikabinai. Labai gražiai sėdėsi mane tašykė. Tai aš tik vandens įsipilu šiek tiek. Ir reikia pasistatyti tašę, kad nenuvirstų. Greitų pietakį įmetu ir užsegu. Viskas paprasta.
Gražus jau upėtakis. Va, per visą tai bus šiandienos didžiausias. Apie 37, manau, koks netgi. Va, štai taip. O matom, koks didelis. Tikrai didelis upėtakis. Gal netgi ir 40 gali būti. Tuoj pasimatuosim. Ir ką paleidžiam iš karto. Manometras čia, kiek atsimenu. Šitas spalvinimas tikrai geras. Rekomenduoju. Dabar va, kiek gaudžiu, nes pjauna. Štai, mus turime dabar apie metrą lygį. Lygiai metras, tai turim 10, 20, 30, 5 centimetrai vėl. Vėl 35 centimetrai. Nusifotkinkim telefoną. Na kągi, paleidžiam. Šitą vietą davė gražų trofėjį. Viskas išplaukė. Atgal į savo spotą. Na va, matau, palei krantą atsistoja. Ir grįžta ten, kur kybo. O gal ir dar negrįž, gal kitas bus. Šiandien ne vieną žiūriu vienoje vietoje būna. Šitą vietą galim pasižymėti. Nu ir ką, ir bandysim toliau tada žiūrėti. Šitos pačios vietas. 25 gal kokie. Nemanau, kad čia 30 bus. Ne, čia nebus 20. Jie tokie įmitę atrodo didesni, bet iš tikrųjų čia aš jį greit va atleidžiu, nes aš matau, kad jis vos tik įkibęs. Net nematuoju. Super. Tai va, šiandienos spalva topas. Realiai nusipirkau. Nesigailiu. Yamanami balticbait.com puslapį galima rasti. Gerai. Dabar, pavyzdžiui, pramečiau porą kartų. Iški medį buvau kabinės, reikia bandyti priekį dar pramesti. Kol kas pagau 25 ir 30. Dar priekis laukia. O, labai gražus įmetimas. Turėtų šauti po tokio skambaus įkritimo. Bet matyti keli ir te buvo. Daugiau nieks nelenda. Bet smagu. Yra tose upeliuose dar. O, tas pats, kur paleido dabar. Pabėgo kitą pusę. Čia gulėjo atsigulęs. Vis tiek reikia atsigauti, stresiukas. Kas čia buvo, net nesupranta. Kitą kartą bus gudresnis jau. Gylis va iš karto apie pusmetrį, kažkur metras. Su virš ir jau ten didesni sėdi. Žinau. Bandom dar kartelį. Čia koks pydisas, kalkiam comų. Ieško. Ojojoj, ten pažolė. Kai mažinasi, ir bandykim guminukų. Maišiuką nebetelpa. Turim 40 cm upėtakį. Greit pamatuosim ir paleidžiam. Šiam 5 ir 1,15 m. Ai, 1,5 m, tai jo. Kas čia gaunas? 1, 2, 3, 4, 40 cm upėtakis. Dabar fotkė. Nu ką, teko persisti kitur, nes mane vėl išvarė. Vagau tas Yamanami, žodžiu, maišiuką. Gavau giftą
galim sakyti, fluorokarbono. Ne pirmą kartą sakinėjau, tai gaunasi 0,2 mm fluorokarbono 30 metrų, panaudosim upėtakių žūklį ir vienas Yamanami vobleriukas, kurį praeitą kartą radau kibimų metu. Tai va, to užpakuosim, pažiūrėsim, kaip čia kas atrodo, nes dabar galės zysti, kad konteinerį kažkokiam laikau žuvis, tai jau nebe rankoj, ar ten dar kažką. Nu, nebent bus didesnė žuvis negu šitam konteinerį. Čia viskas detaliai paaiškinta, kaip matosi, kaip reikia naudoti šitą maišiuką. Žodžiu, čia yra pakuotė šitam maišiukė. Taip, kaip sakykime, šitam tinkleliui yra ta pakuotė. Va, Yamanami yra taip užrašas rašytas. Jau kažką Viktorija rėkoja, bet nesvarbu. Tai va, dabar labai norėjau išmėginti, tik tais. Ką tu dirbi? Nufilmuoju. Ką filmuoji? Baik. Ką filmuoji? Va, 3 dydis yra, va. Čia 36 cm, 16 cm ir 55 mm, 5,5 cm. Ką filmuoji? Va toks O ūsų maišiukas. nereik nusiskosti. Nu, baika, girdi. O jau ūsą kokia apžėlė. Ramink. Alekėk. Tai va, Yamanami toks pakuotė. Gaunasi, dabar aš pagaunu upėtakį. Na kur? Plasmasės gabal nusikirpa. Įmetė tą žuvį. Įmetu žuvį, įpilu vandens. O jeigu bus didesnė žuvis, kaip įkiši? Tada jau neišeis įkišti. Bet dabar jau tokius pagrindį dažniausiai pagauni. Tai tiek varžybom, tiek pamatuoti. Čia yra netgi ir metras. Šioks toks. Be numerį. Be numerį, bet yra va, nuo 1 iki 10, 20, 30 Trincum. ir dar tie galilai. Na tai jau. Rėpiam. Ką tada? Žodžiu. Įsikirtis. Tai va, sustiksim jau prie upės. Nu, Žiūrėsim, kaip seksis. Ir ką. Ai, dar palaukit, jau man tiksliai jau. Iš naujo nebus. Parodyk ledus už 90 eurų. Ar raminsis tu? Va, iki galo ir po to. Tai va, tokį vobleriuką praeitą kartą traukė man upėtakis. Tai dabar pasiėmiau tokį ir pasiėmiau. Gavau, iš tikrųjų nepasiėmiau. Realiai, nes jau ne pirmą kartą perku. Fluorokarbono. Realiai. Fluoro Shock Leader Made in Japan. Daiva. Bandysim gal netgi ir gaudyt per varžybą su šituo. Tikrai nestoras, geras, kaip ir mėgstu tokį, ne patys storiausi. Tai ką, ir tiek. Na dabar jau žuvis iš tinklelio bus įdėta į šitą terbą. Nežinau, kaip atrodys, kai reikės nufotkinti. Ką kiti žvėjai sakys, galėsi dabar sakyti, kad aš šokį nesąmonė, dabar blembo žuvis čia jau kankinama šokiai terbai. Bet kas gerai, iš tikrųjų čia atidarius greitai leidus upėtakį, jo nepriliečiant, tiesiog gražiai biškį užspaudžiam, kad ir du. Jis čia nesusispaudžiam, nes matot, čia yra dar tarpas. Praktiškai jis nei spurda, nei ką. Streso gal tiek rankom, tiek taip patiria, bet čia galima gražiai jį iš karto ant metro pukš padedu, pasimatuoju ir toliau paleidžiu. Man reikia matuoti dėl to, nes aplamai bus varžybos. Upėtakis turi savo kažkokį tai suroželį, tašką, kuris būna. Tai jeigu tu pagavai paleidai, jis ten pat ir bus. Tai varžybų metu tiesiog, nežinau kokia taktika bus, ar važiuoti tiesiog į upelį ir kaip bus, ar važiuosiu tiesiai taškus. Ten, kur žinau, kad jis gyvena ir bandysiu antrą kartą jį pagauti. Realiai liko dar geros 3 savaitės, tai gal per tas 3 savaitės jis atsigaus, bet jau kibs tikrai ne taip agresyviai, kaip kibo pirmą kartą. Tai bet jau tiksliai žinosi, kad jis ten turi būti ir jis ten sėdi. Tai va, tokia mano taktika, taip aš galvoju. Manau, kad jis nekeis vietos, nebent upelis pasikeitalios lygis vandens. Varžybos Liepos 13-14 dieną, visai neužilgo, čia liko berods 3 ar 2 savaitės. Tai va. Nu ką, dabar viskas,
maždaug parodžiau, ką norėjau. Nusipirkau maišiuką. Jeigu nori tokio maišiuko, galit kreiptis, jeigu nežinot, kur ir kaip nueiti. Aš padėsiu bent jau į Facebooką Enrikas Žutautas arba Enrikas Zutautas rasit Facebook'e. Žvejybos laikas TikTokas mano ir žvejybos laikas YouTube kanalas. Tai aš bent jau arba nukreipsiu, kur kreiptis, arba bent jau pranešiu kaip kas, kokį puslapį nueiti, kur paspausti, nes būna visokių žmonių, kiti yra, kurie labiau kompiuteriais, sakykime, užsiema, yra tie, kurie senesnio kirpimo galbūt net nesugeba nueiti tą internetą ir paieškoti. Tai jeigu norėsi tokio maišiuko, tai, sakykime, nukreipsiu, kur aš pirkau. Jamanamis visą laiką man prilipo šitas 52 modelis. Man jisai patinka. Daug spalvų nėra. Yra viena bombinė spalva, bet jinai nėra dar pagaminta. Aš jos laukiu. Bus tikrai gera spalvytė, tokia mėlynas su balta galva ir upėtakio imitacija. Bent jau aš taip iš nuotraukos mačiau, tai tikrai turėtų būti kibus masalas tos spalvos. O dabar susitiksim prie upės ir kaip visą laiką sakau trumpam sudie ir viskas. Čiau.